tiesų, ko reikia žmonėms ir stengiasi tai padaryti. Nespėjome net paskelbti savo koncerto, kad jis vyksta. Įsivaizduojate, o prie kasų jau prasidėjo peštynės. Kvietimai buvo išgraibstyti per kelias valandas ir jų neliko. Žmonės skambina, klausia, kaip patekti į jūsų koncertą. Aš nežinau nei ką pasakyti, kvietimų neliko per pirmas kelias valandas. Esame jums už tai labai, labai dėkingi. Taip pat esame dėkingi ir tokiom mergaitėm kaip Julija. Julija pernai dalyvavo koncerte su savo šeima. Julija labai šauni mergytė, jos mama ir tėtis augina 4 vaikus. Tai taip pat yra retenybė Šiaulių mieste, turbūt nedaug šeimų, kurios augina 4 vaikus. Ir Julija, kai sužinojo, kad vėl bus organizuojama šis koncertas, iš karto pajungė savo šeimą ir pasakė, mes dalyvausime. Bet jūs žinote, kaip būna vaikai, visi gabus, vienam šokius, kitam dainavimą, trečiam dar kitas būrelis, mamai kiti darbai. Sako, na neišeis, Julija, tu lieki viena. Julija sako, mama, o šeima neturi vadovautis principų, vienas už visus, visi už vieną. Taip, kad aš eisiu į šį koncertą ir atstovausiu ten visą Jevtušenkų šeimą, pati viena, nes aš labai noriu. Ir kaip jūs matote, čia pastatyti būgnai, iš tiesų. Julija pati labai mažytė, bet jos svajonė buvo išmokti groti mušamaisiais. Ir ją moko groti mušamaisiais Vytautas Mundinas, visiems žinomas muzikantas, perduodam jam linkėjimus. Ir sako, kad iš Julijos išaugs tikra žvaigždė, kokios dar nematė pasaulis. Na, Julija dar mokosi ir Sandoros progimnazijoje, labai gerai mokosi. Ir šiandien šita maža mergaitė atstovauja savo didelę Jevtušenkų šeimą. Julija Jevtušenkaitė ir jos mušamieji.
yra gyvas įrodymas. Jeigu žmogus turi norą, jis gali padaryti. Ir šiandien